Tai ką jūs veikiat? Ir labai daug akcentavo taip, kad įmonės dažnai būna ypač smulkesnės, kurios užsivelia tuose darbeliuose ir tada prisimena lapkritis, pabaiga, vidurys, tai reikia jau tada kažką postinti, reikia surasti ką, pats neturiu kada, tada ieškau, kas tai man padarys, visi užsikasę darbais, aš net nekalbu apie spaudą. Hebrytė, jeigu darote spaudą, reikia atsispausinti, tai jūs jau pavėlavote. Nes kalėdinis laikotarpis yra kosmosas, tai visą laiką tai žinokit. Dabar daryti atėjo, o tai man atėjo lapkričio 10 ir sakyti, gal 11 vienišių dienos pasiūlymą padaryti, kažin, ar ne, kažin, kas nors parašys naujienlaiškį man vakare, ar nesugalvojus. Tai taip nebus, ar ne? Kai jūs neturėsit plano, jūs jo ir neįgyvendinsit. Jūs pusę idėjų sakysit, kitiem metams. Tai vat spalį pasiruošiam planą. Labai man patiko Justinos pasidalinimas apie jos patirtį dirbant su Pigu. Ir kai sako, jeigu jūs galvojat, kad mėnesį prieš Kalėdas ruoštis, sako, Pigu ruošiasi, kada sakė, pavasarį, ruošiasi jau žiemos visiems marketingo planai ir visi kiti dalykai.